esu Mindaugas Vanagas, Citus Construction vadovas. Mano tema yra energinės klasės, gana tokia aktuali tema, apie kurią daug šnekama, bet aš iš patirties matau, iš klientų susidurėm daug, kad ne iki galo yra aišku tos energinės klasės, kas yra tokio. Visi žinom, kad yra A, B ir taip toliau, bet nelabai aišku, kokie tiksliai yra skirtumai. Tai šiandien apie tai ir pašnekėsim ir pasistengsiu pateikti praktinį pavyzdį, kaip tai atrodo, ar ne, kaip iš tikrųjų, kuo jos skiriasi realybėje. Trumpai apie mus, tai Citus yra nekilnojamo turto grupė, mes turim porą veiklų, tai yra nekilnojamo turto vystymas ir taip pat atstovavimas, tarpininkavimas, mes neseniai susijungėm su Remax, tai dabar jau agentūra mūsų vadinasi Remax Citus, o patys daugiau koncentruojamės į vystymą. Kodėl kalbame apie energinį efektyvumą, kodėl mes galime kalbėti, kodėl pasirinkom, todėl kad mes vieni pirmųjų pradėjom statyti A energinės klasės namų, tai yra 12 metais mes pastatėm pirmuosius Lietuvoje energinės klasės kotedžus, 15 metais baigėme statyti pirmą dalį projekto Karaliaučiaus slėnis, kuriame yra B, A plus energinės klasės namai. Turime pasyvaus namo projektuotojus, kurie turi sertifikatus išsilaikę. Jau šiai dienai turime projektą, kur projektuojam A++ ir Passive House standarto atitinkačius namus. Ir kas turbūt svarbiausia paprastiems žmonėms, nes specialistam, tai mes stengiamės kalbėti tą paprastą kalbą, kad suprastų kiekvienas žmogus, tai yra mūsų pirkėjas, kad būtų aišku, kuo tai skiriasi. Ne, tai pradėsim nuo pačios energinės klasės savokas, kas tai yra. Tai visi suprantam, kad tai yra turbūt apie šildymą, bet ką aš noriu pabrėžti, kad energinė klasė parodo, kiek reikia sąnaudų, energijos sąnaudų eksploatacijai. Kuo tai skiriasi nuo šildymo, tai kad eksploatacija apima ne tik tai, kiek reikia energijos sušildyti namą, bet kiek ir vėdinimui reikia, kiek vėdinimui, šaldymui reikia ir kitiem dalykam, ar ne? Ir kodėl mums verta apie jas kalbėti, žinoti, kaip paprastiem pirkėjam, ar ne, tai todėl, kad žinodami energinę klasę mes galim vertinti, kokios bus mūsų sąnaudos namo, kaip mes jame gyvensim, koks komfortas bus ir kokią kainą verta mokėti už tą namą, ar ne, kai tiksliai suprasim, kokie skirtumai yra tarp jų. Tai visi esate turbūt matę štai tokią piramidę energinių klasių, visi žinom, kad G yra pati prašiausia klasė, F jau geriau, o A+, A++ yra pačios geriausios klasės. Bet čia ir, kaip pačioj pradžiai sakiau, turbūt ir yra pagrindinis klausimas, o tai kokie skirtumai, tarkim, tarp C ir B klasės ir A ir B. Ar žinot, kažkas girdėjot tokius realesnius skirtumus? Turbūt, kad sunku būtų pasakyti labai aiškiai ir išliai, tai aš ir pasistengsiu įvertinti, ar ne? Tai daugiausiai Lietuvoje yra G klasės pastatų, tai yra jie išduodami visiškai nevertinant, tai reiškia, notaras gali duoti bet kuriam pastatui G klasės jokio vertinimo neatlikus. Na, jis gauna, tai reiškia, paprasčiausiai, kad yra kažkokia klasė. G klasė iš principo, jeigu taip techniškai žiūrint, tai yra visiškai nesandarūs namai, visiškai energetiškai neefektyvūs, tai reiškia, kur šildymas eina pro stogą, kaip vadinama. Dauguma namų Lietuvoje yra tam lygyje tarp D ir EF, tai yra sovietiniai, kaip tai vadinami, sovietiniai stambiaplokščiai mūriniai namai, ar monolitiniai namai iš plokščių, kurie nėra sandarūs, langai dažnai būna seni ir taip toliau. Tai jie dažniausiai patenka į šitą amplitudę. C klasė jau galima būtų taip grubiai priskirti tuos namus vadinamus liaudyje naujos statybos. Tai dažniausiai po 2000 metų atsiradusius namus, kurie jau yra plastikiniais langais, turi kažkokią šilumos izoliaciją, kaip putplastė ar kažkokia, čia pasitrauk šiek tiek gerai, putplastė ar mineralinė vata ir jų sąnaudos, jeigu palygint, ar ne, aš įrašiau tokį skaičių, tai yra 150 kWh kvadratiniam metrui. Tai reiškia, maždaug D klasės namas reikalaus vienam kvadratiniam metrui apšildyti 150 kWh per šildymo sezoną.
Ne? Jeigu lyginant C klasės, jo intervalas bus maždaug nuo 103 iki 160. Ne? B klasės namai, jie irgi jau dabar yra statomi, nuo 14 metų įsigaliojo B klasės standartas, 14 metais ir jau yra pastatyta B klasės namų. B klasės intervalas yra maždaug nuo 64 iki 106 kWh. Tai grubiai šnekant, maždaug skirtumas tarp B klasės, tai yra dabartinio pastato, ko pastato dažniausiai statytojai, ir sovietinio to daugiabučio nuo 3 kažkur virš 2 kartų skirtumas, ar ne? 2, 3, 4 kartus gali daugiau būti. Tada didelis šuolis vyksta A klasiai, kažkur apie 20-40 kWh, A+ ir A++, kur jau praktiškai visiškai to šildymo nebereikia. Tai čia yra tokie intervalai ir jie gana platus ir jeigu, grįžtant dar, jeigu pastebėt, jie apima vieną kitus, tai dėl ko taip yra, dėl skaičiavimo metodikos šiek tiek, tai reiškia, kad A klasės, tarkim, paimkim kaip pavyzdį A klasės namą ir jeigu tai bus individualus namas, 100 kvadratų namas, tai jo vienam kvadratiniui metrui poreikis šildymui bus didesnis nei A klasės namo didelio daugiabučio. Taip yra dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad individualus namas jis turi žymiai daugiau sienų išorinių, per kurias išeina šiluma. Didelis namas, jis turi žymiai mažiau išorinių sienų santykinai kvadratiniam plotui grindų ir dėl to mažiau šilumos nuostolių. Na, visi praktikoje, kai žiūrim butą, mes žiūrim, ar tai butas mūsų turi su išorės sieno, ar jis yra apsuptas kitų butų. Ir jeigu žinom, kad jis apsuptas kitų butų, jis bus šiltesnis. Tai lygiai taip pat galioja ir A klasėse. Dėl to tie intervalai skiriasi ir kaip pavyzdį, tarkim, mes turime pastatyti individualų namą, kurio A klasės yra 42 kWh, o B klasės yra 30, beveik susilygina, tarkim, būna, kad daugiabutis, jeigu jis didelis yra, jo kilovatvalandai apšildinti žymiai mažiau reikės. Tai tas kilovatvalandės gana toks terminas, kurį ne visą laiką naudojam, buitiniai kalboje dažnai jo nevartojam. Tai ką jos reiškia praktikui, kaip tai galim pritaikyti praktikui. Tai apskaičiuot labai paprastai yra. Tai yra formulė štai tokia, kuris sudaro iš trijų dėmenų. Šildymo kaina yra šilumos kaina, tai yra šilumos šaltinio kaina. Dažniausiai tai būna Vilniaus energija, tas centrinis šildymas vadinamas. Šildymo sąnaudos, tai yra tos kilovatvalandės, kurias aš rodžiau jums, ar ne, šitoj piramidėj. Ir trečias dalykas bus to plotas, kurį mes visi žinom. Tai šilumos kaina, tarkim, šiandien Vilniaus energijos šilumos kaina yra 5,6 euro centai Vilniuje. Paimkim pavyzdį, kad, tarkim, butas yra C klasės, tai yra apie 150 kWh naudos per metus. Būsto plotas 60 kvadratų ir šildymo kaina gaunasi sudėjus visos dėmenės. Šildymo šaltinio kaina 5,6 už kWh, 150 kWh poreikis per metus ir 60 kvadratų, tai gausis, kad toks buto apšildymui kainuos 504 eurus. Ne, paskaičiavus. Klausimas, kaip pačiam įsivertinti ir nustatyti, tai šitą jūs labai paprastai galit, plotą visi žinom savo buto, šildymo kainą irgi galim pasižiūrėti sąskaitose, turbūt va šitas dėmuo yra sunkiausiai surandamas, bet jį galima labai nesunkiai atrasti pasižiūrėjus energinio naudingumo sertifikatą. Kiekvienam energinio naudingumo sertifikate yra žyma energijos sąnaudos pastato šildymui. Tai tarkim, aš čia paėmiau energinio naudingumo sertifikatą A klasės namo 37 kWh. Šiaip kiekvienas iš jūsų galit pasižiūrėti savo pastato, yra dažniausiai klasės yra nustatytos spc.lt, nueiti internetą, suvesti savo pastato adresą. Ir suvedus adresą jūs gausit štai tokią lentelę, čia nelabai ryškiai matosi, bet jame yra šitos adresas, kur jis yra, kokia paskirtis, energinė klasė, štai čia parašyta, ir energijos sąnaudos yra parašytos. Tai jūs kiekvienas įsivedęs į savo internete galit susirasti pasitikrinti.
Kaip nustatinėjamos energinės klasės? Tai čia irgi toks gana svarbus momentas yra, kad šiaip yra dvi, aš taip sakyčiau, netgi dvi dalis yra sertifikavimo, yra B ir žemesnės klasės sertifikavimas ir A ir aukštesnės klasės sertifikavimas, nes skiriasi šiek tiek sertifikavimo sistema. B ir žemesnės klasės yra labai paprasta, aš galiu savo praktinį pavyzdį pasinaudoti, aš atsimenu, kai pirmą pastatą pastatėmės, pradėjom vystyti 2010 metais ir pastatėm savo pirmąjį pastatą, aš galvojau, pagal reikalavimus reikėjo energinį sertifikavimą atlikti, aš dar nežinau, kaip tai atliekama yra, susisiekiau su įmonės, kurios sertifikuoja, sako, tai atsiųskit pastato projektą. Išsiunčiau internetu pastato projektą, po kelių dienų gavau sąskaitą ir sertifikatą. Ta prasme, niekas nei atvažiavo, nei pasižiūrėjo, pažiūrėjo į projektą, paskaičiavo kažkokius tai dėmenis ir gavom sertifikatą. Tai reiškia, kad žemesnių klasių sertifikatai, jie iš tikrųjų gali būti labai netikslus. B, C, D klasės, jie gali būti labai preliminarūs ir nebūtinai atitikti, nes ne visą laiką statytojai išlaiko projekto reikalavimų, ne visą laiką tuos mazgus pritaiko, kurie buvo suprojektuoti, ne tas medžiagas, kurios buvo numatytos projektai ir tada gali labai skirtis. A klasiai ir aukštesnės jau sertifikavimas yra visiškai kitoks. Vienas dalykas yra tiksliai skaičiuojama visi šalčio tiltai, apskaičiuojama šilumos nuostoliai per sienas, stogus, langus, per kitus šalčio tiltus. Labai svarbus dalykas yra tikrinamas pastato sandarumas. Tai reiškia, kad važiuojama tiesiai į objektą, dedamos štai tokios specialios duris. Tos duris jos ištraukia, turi ventiliatorius, jos ištraukia orą ir sukeliamas dirbtinis slėgis tarp vidaus ir išorės. Ir kai viduje yra slėgis, tarkim, didesnis, tada iš pastato visas oras išeidinėja ir rodo, per kurias vietas oras išeina. Todėl galima nustatyti, kur buvo galimas brokas. Tai vėlgi iš praktikos, kai mes statėm tuos pirmosius kotedžus, kuriuos pastatėm 12 metais, tai mes atsimenu tikrinom pastatą 5 kartus sandarumo, kol ištaisėm visus plyšius. Užsandarinti pastatą, kad jis atitiktų A klasės reikalavimus, iš tikrųjų yra daug reikalų. Neišeina paprastai ten pastatyti. Ir netgi čia šitoj nuotraukai vienas iš mūsų objektų matosi, Karaliaučiaus slėnis, čia visos siūlės, visi nesandarumai yra pertėti tam, kad neliktų jokių plyšių. Irgi mažiausia skylutė jį gali daryti gana didelį įtaką. Tai dabar jau pasimokėm iš to, mes, kai pirmą statėm, tai jį pradėjom sandarumo matavimus praktiškai, kai baigiam statybas, tada pradėjom matuoti, dabar mes matuojam jau, kai yra mūras. Nes apšiltinimo neįdėję, mes matuojam jau tik tada, kada yra mūras ir langai sandarumą toj stadijoje. Ir kelis kartus dėl to, kad žymiai lengviau ištaisyti kažkokias vietas, jeigu buvo blogai padaryta. Ir dar A klasė yra vertinama šilumos šaltinis, iš kur yra šiluma, nes jeigu yra atsinaujinantis energijos šaltiniai kaip geotermas, saulės energija, yra papildomų balų duodama. Tai taip trumpai reziumuojant, esminis skirtumas, kaip ir minėjau, įvyksta lūžyje tarp B ir žemesnių klasė ir A ir A+, A++ klasių, tame yra lūžis. Kaip minėjau, tai yra akredituotos laboratorijos sandarumo bandymai, tai Lietuvoje iš tikrųjų gali tą akredituotą bandymą daryti tik tai 3 ar 4 įstaigos, Kauno universitetas, VGTU, ir dar viena privati įmonė, tai yra kelios įmonės, visų šalčio tiltų skaičiavimai atliekami, medžiagų sertifikatai pateikiami. Tai reiškia, kad kai pastatomas projektas, mes turim surinkti visą dokumentaciją, kokios medžiagos buvo naudotos ir atiduoti sertifikuotojui. Jeigu mes neatiduosim medžiagų sertifikatų, jis gali paprasčiausiai pasakyti, kad nėra nustatyta, kokios medžiagos buvo panaudotos statyboje. Neaišku. Ir kaip viso to pasikoje gaunasi gana griežta kontrolė. Tai pavyzdys, tarkim, Karaliaučiaus slėnis, kodėl aš paėmiau šitą pavyzdį, tai man idėją pakišo VGTU dekanas, sako, Mindaugai, jūs turit unikalų projektą. Aš sakau, jo, turim, viskas labai įdomus, kotedžai vienintelį. Sako, ne, iš energinės klasės jūs turit unikalų projektą. Sakau, kodėl?
Sako, labai paprastai, jūs turit visiškai identiškos architektūros pastatus, jie yra vienodi, bet technologiškai skirtingi, jie skiriasi energiniam klasėm. Iš išorės vaizdų jūs nepamatytumėt praktiškai, kad jie skiriasi, bet realybėje tai yra, mes turime B, A ir A+ klases. Ir čia parodysiu tokią gana sudėtingą skaidrę, bet tuo išaiškinsiu viskas, kas čia yra ir čia daug informacijos yra įdėta, tai yra sąnaudos, kiek šildymas gali kainuoti. Čia yra energinės klasės B, A+ ir dar įdėjau kaip pavyzdį C, nors mes savo projekte C klasės neturim, bet tai dažniausiai būna tie vadinami naujos statybos C klasės pastatai. Šildymo sąnaudos B klasė yra 73 kWh Karaliaučiaus slėnyje, A klasės 28, A+ 20. Tai taip galima išsivesti tokį skirtumą ir jis dažniausiai kiek lyginom panašių pastatų, kad tarp B ir A klasės šilumos sąnaudos būna apie 2,5 karto mažesnės A klasėje. Ir mes šilumos kainą, šildymo šaltinį, kadangi turim geoterminį šildymą projekte Karaliaučiaus slėnis, tai pas mus šilumos šaltinio kaina yra 3 euro centai. Vilniaus energijos, kaip minėjom, kaip žiūrėjom pavyzdį, 0,54, šiek tiek kintanti ta kaina yra nuo šito, bet kažkur apie beveik 2 kartus didesnė kaina. Ir jeigu žiūrint mūsų šildymo sąnaudos, čia yra sezono, o tai yra mėnesinės. Tai jeigu imkim mėnesinės sąnaudos, tai B klasės 108 kvadratų kotedžas kainuoja 40 eurų, A klasės 15 eurų, A+ klasės 10 eurų. Ir kai mes turėjom pirmosius klientus, sako, ar tai yra realu? Taip, tai yra realu ir dabar mes jau turim pirmosius duomenis, kadangi keli gyventojai jau gyveno šią žiemą ir tai yra atitinka. Be abejo, tai nesakau, kad jūs šalčiausią mėnesį mokėsit 15 eurų. Ar ne, sausio mėnesį, jeigu bus šaltis -20, tai sąnaudos gali būti didesnis, bet tai yra per šildymo sezoną. Nuo spalio iki balandžio paimkime ir vidurkis gaunasi per mėnesį apie 15 eurų kažkur. Jeigu būtų šildymo šaltinis ne geoterminis, o Vilniaus energija, kainos būtų be abejo didesnis. Su C klase lyginant, kainos dar yra didesnis. Tarkim, jeigu būtų Vilniaus energija ir A klasė, tai būtų apie 28 eurai, o C klasės apie 147 eurai. Tarsi, skirtumai yra gana dideli. Taip žiūrint. Ir iš ko tie skirtumai gaunasi, kokie techniniai sprendimai lemia, kad tikrai skirtumai yra tokie dideli. Tai techniniai sprendimai yra paprasti gana, nieko tai kosminių technologijų nenaudojama, kaip vadinama. Pirmas dalykas tai yra apšiltinimo storis. Aš paėmiau pavyzdį kaip tarp A ir B klasių, kadangi mes jas abi turim ir praktikoje tai yra didžiausi skirtumai tarp jų. Tai apšiltinimo storis B klasėje dažniausiai būna naudojamas polistireninis putplastis kaip pavyzdys, jis baltas būna dažniausiai ir mes šiltinam 20 cm. A klasėje mes naudojame neoporą, tai yra pilką putplastį, kuris yra kažkur 20% geresnė izoliacija šilumos, 20% efektyvesnis ir mes dedame apie 25 cm. Aišku, taip lygint centimetrais apšiltinimo medžiagas nėra pats geriausias būdas, dėl to, kad medžiagos jos yra skirtingos, jos turi skirtingos šilumos savybės ir taip pasakyti, kad pas mane 30 cm ir apšiltinimo sluoksnis ir yra gerai, ne visą laiką gali būti taip. Tai yra geriausia žiūrėti į šilumos laidumo koeficientą, tai yra kiek šilumos yra išleidžiama per 1 kvadratinį sienos. Tai jeigu jau taip tiksliai žiūrint, tai per B yra šilumos laidumo koeficientas yra 0,2, tai yra tiek šilumos prarandama, A klasė yra 0,12. Tai yra kažkur apie 40% šiltesnė siena, 40% geresnė šilumos izoliacija yra tarp A ir B. Tai čia yra siena, lygiai panašiai yra stogui, pamatams ir kitom detalėm. Kitas dalykas yra šalčio tiltai. Čia turbūt visi girdėjo tą savoką šalčio tilto, kas tai yra. Tai yra tos vietos, per kurias išeina šiluma
Tai tarkim, dažnai būna kažkokios balkono tvirtinimo detalės arba paprasčiausiai vėliavos tvirtinimo vieta, kurį įsistatyti, yra geležinė ir kaip visi žinom, geležis žymiai geriau praleidžia šilumą, dėl to per ją gali išeiti šiluma. Tai B klasiai šilumos tiltai yra ir jie yra leistini ir jų niekas nekontroliuoja, kiek jų yra, kiek yra padaroma, ar daug ar nedaug ir tai nesekama. A klasiai visi šalčio tiltai turi būti nutraukti, sugriauti, jų negali likti. Tada langai. A klasėje dažniausiai langai yra 1,6, toks yra rodiklis. Seniau visi lygindavom langus pagal kameras, tarkim, yra 5 kameros, 6 kameros, tas lyginimas jau yra atgyvenęs, jau dabar to nebedarome. Tai yra labai tikslus skaičiai, tai yra UV, taip vadinama vertė dažniausiai, lango šilumos laidumo koeficientas. Ir tarkim, B klasės yra 1,6 lango laidumo koeficientas, A klasėje 1%, yra vienetas, apie 60% šiltesni langai. Ir dar įdomus dalykas, jeigu palyginti sienas, ar ne, tai matom, kad sienos yra šilumos laidumo koeficientas 0,2, o lango yra 1,6, tai vadinasi langas 8 kartus daugiau šilumos praleidžia negu šilta siena. Ne, tai yra gana geras langas. Čia, tarkim, yra geras langas. Mes Karaliaučiaus slėnyje darom langus, kurių UV vertė yra 0,8, tai reiškia mažiau šilumos praleidžia, nes mažesnis koeficientas, bet kuriuo atveju, bet kuris langas yra gerokai šaltesnis negu siena. Ne, tarkim, A klasės namo 0,12, tai apie, kiek čia gaunasi, apie 7-8 kartus kažkur skirtumas. Ir dar vienas labai svarbus skirtumas yra sandarumas. Kaip minėjau, tas sandarumas vertinamas, matuojamas ir A klasėje sandarumas turi atitikti oras pasikeisti pastato viduje nedaugiau kaip 0,6 karto per valandą, o B klasė 1,5. Bet kaip kalbėjome, tai yra daugiau toks teorinis pavyzdys, dėl to, kad B klasė niekas jo nematuoja ir niekas nežiūri, ar iš tikrųjų toks jis yra. A klasė jau griežtai turi būti neaukštesnis. Čia buvo pakeistas tas dydis į dabar vienetuką, biški supaprastinta, bet mes, tarkim, Karaliaučiaus slėnyje visien laikom tos politikos, kad sandarumas turi būti tikrai mažas. Didelis labai. Ir iš sandarumo išeina dar keletas dalykų, kad jeigu namas sandarus, vadinasi, negali į pastatą nei patekti šiluma, oras, nei išeiti. Ir jeigu į pastatą necirkuliuoja oras pastate, gali kilti papildomų problemų. Tai yra, kaupiasi drėgmė, rasoja langai, dėl drėgmės atsiranda pelėsis ir kiti dalykai. Turbūt esat pastebėję, kad seniau būdavo tokių komentarų, kad jis įstatydavo plastikinius langus į seną pastatą ir atsirasdavo pelėsis, dėl to, kad senas langas praleisdavo daug oro, o naujas visiškai nepraleidžia ir nebercirkuliuoja. To pasiekoje daug gali kilti problemų. Dėl to būtina yra rekuperacija, vėdinimo sistema. B klasiai vėdinimas dažniausiai vyksta per ventiliacijos šachtas arba per langą, kaip pavyzdį rodoma, ar ne, atsidarom langą, pravėdinam, prasivėdinam, uždarėm. A klasiai jau yra rekuperatorius naudojamas. Rekuperatorius tai yra toks renginys, kuris jau mechaninis vėdinimo renginys, kuris iš lauko paima orą šviežią. Jis įtraukiamas yra ir va čia tokia schema rekuperatoriaus veikimo. Įtraukiamas oras yra, tarkim, šito pavyzdžio metu lauke yra -23 laipsniai šalčio. Tas oras eina per šilumogrąžos elementus ir jis prasilenkia su kambario temperatūros oru, iš kambario ištrauktų orų, kuris jau yra iškvėpuotas, mažai anglies dvideginio, mažai deguonies turinčio, ir jis prasilenkia su įeinančiu oru. Ir jis prasilenkia tokiuose, kaip vadint, kamerose. Tas šilumogrąžos elementas yra iš metalo dažniausiai daromas arba popieriaus, ir viena kamera yra išeinantis oras, kitoj kameroje yra įeinantis oras. Ir prasilenkdamas išeinančio oro srautas pašildo įeinantį orą.
Dėl to, kaip schema iš to matosi, įėjęs minus 23 laipsnių oras, jis pašilo iki 14 laipsnių oro. O išeinantis išmetamas iš vidaus oras, jis buvo 18 laipsnių, praeina pro šitą, jis grįžta 15 laipsnių šalčio jau. Ne? Ir rekuperatorius, kodėl jis būtinas, tai vienas iš dalykų šilumos grąžinimas, mes neišmetam pro langų šilumos, antras dalykas tai yra šviežias oras, visą laiką, jeigu sandarus namas, šviežio oro patekimas yra būtinas, to pasiekoje dėl name nesikaupia drėgmė, pelėsis neatsiranda, alergija nusišvalo, neišsausėjęs oras, palaikoma tinkamas mikroklimatas, tinkamos vėdinimo sistemos dėka. Ir čia dar vieną skaidrę parodysiu CO2 anglies dvideginio koncentraciją. Visi žinom, kad žmogui reikalingas deguonis ir kuo mažiau deguonies ore ir kuo daugiau yra anglies dvideginio, tuo yra blogiau. Ir tarkim, lauke paprastai būna anglies dvideginio koncentracija kažkur apie nuo 300 iki 400 parts per milijon, ppm, taip vadinamų, ar ne? Dalelių kietųjų. Tai čia yra laukia, tai yra leistina norma, viskas gerai. Viduj leistina norma yra iki 1000 ppm. Jau jeigu virš 1000 mums pradeda trūkti deguonies, mes darome mieguistį, sunku sukaupti dėmesį ir taip toliau. Virš 2500 jau pradeda žmogui darytis blogai, tai yra neleistina koncentracija. Ir kaip tai praktikoje atrodo, ppm šitas dalelės anglies dvideginio jūs galite įsimatuoti, yra parduotuvėse arba internete nusipirkti specialius matuoklius, kainuoja ten apie 100-200 eurų kažkur ir jie matuoja kambaryje ir mano vienai pažįstami buvo išsimatavę, jie pasistatė B klasės namą, vaikų kambarį, jie pastebėjo, kad vaikai, kai iš ryto atsikelia, būna apsimiegoja sunkiai keliasi, plus kambarį būna iškvėpuotas labai oras. Aišku, jie pravėdina iš ryto, taip toliau, bet pasižiūrėjo, kaip keičiasi. Vakare jie išmatavo, kad buvo anglies dvideginio koncentracija leistina, kažkur apie 800 dalelių. Ryte pamatavo, 2 vaikai miegojo kambarį, 14 kvadratų, jau buvo virš 2500 tūkstančių. Tai reiškia, kad kažkurį laiką žmonės praleidžia su didelė anglies dvideginio koncentracija. Ir tai gali pakenkti sveikatai. Dėl to tai sekti reikia ir jeigu namas yra labai sandurus ir nėra vėdinimo sistemos, tai gali būti kenksminga, dėl to būtina tas vėdinimas. Ir kokie dar techniniai skirtumai, tai yra tarp A ir B klasės. Čia jau apie vėdinimą labai daug išsiplėčiau, bet grįžtant prie techninių skirtumų, tai yra šildymo sąnaudos. Dėl geoterminio šildymo mes Karaliaučių slėnyje turim 40 eurų už 108 kvadratus. Tai yra iš tikrųjų, kad ir B klasė mūsų, bet labai nedaug, o A klasės apie 15 eurų. Tai yra labai, labai geri rodikliai, žiūrint taip. Jeigu taip reziumuojant, ar ne, kokie privalumai, aš biški daugiau dėmesio skiriu A klasiai ir ją akcentuoju, kad žmonės, kad žinotumėt, kuo skiriasi, kuo yra geriau ta A klasė ir kad ne veltui čia aplinkos ministerija vyriausybė įvedinėja tą standartą, tai jeigu taip reziumuojant, yra mažesnės šildymo sąnaudos, bet tai yra ne tik, yra mažesnis poreikis šaldymui. Vadinasi, vasaros metu nereikia kondicionieriaus įjunginėti ar statyti netgi, jeigu nėra langai labai pietiniai. Vėdinimas yra, dėl to pasiekoje mes kvėpuojam sveikų švarių orų visą laiką. Turbūt vienas didžiausių klausimų, čia sekantis skaidrė yra, per kiek laiko atsiperka tą klasę, žmonės klausia. Tai aš sumokėjau ten kažkiek daugiau, ten tarkim daugiau 10% ir ar man atsiperka. Tai iš karto galiu pasakyti, jeigu iš finansinės pusės žiūrint neatsiperka. Labai paprastai. Neatsiperka, ar ne? Aš ką turiu omeny, ar ne? Per kažkiek laiko visiems atsipirks, per 10 metų. Nes, mano asmeninė nuomonė, jeigu per 10 metų investicija neatsipirko, tai vadinasi kaip ir nelabai reikalinga. Tai taip skaičiuojant neatsiperka. Čia labai paprastai paskaičiavom, 108 kvadratų kotedžą su centriniu šildymu, jeigu būtų, ar ne, teoriškai.
Tai šildymo sąnaudos pagal klases būtų, jeigu C per 10 metų, ar ne, paskaičiavam 8 000, B 4 000, A apie 1200. Ne, tai skirtumas tarp A ir C būtų per 10 metų šildymų išleista suma skirtusi virš 7 000, tarp A ir B virš 3 000. Tai atsipirkimas, jeigu taip žiūrint, jis ilgas labai yra, arba jeigu taip žiūrint, kaip aš sakau, per 10 metų neatsiperka, bet kodėl tada verta? Kodėl mes savo klientams rekomenduojam įsigyti tą klasę ir kodėl sakom, kad verta? Pirmas dalykas yra komfortas. Nėra šaltų grindų vietų, nėra pelėsių, nesklinda šaltis nuo langų, nerasoja langai, tai yra pilnas komfortas, tinkamas mikroklimatas sukūriamas. Antras dalykas – ekologija. Na, Lietuvoje mes mažai apie tai šnekam, arba tik tai pradedam šnekėti, vakaruose apie tai šnekama nemažai. Logika yra tokia, kad kuo sandaresnis, šiltesnis namas, tuo mes mažiau naudojam šildymo, kuo mažiau šildymo, tuo mažiau išmetam CO2, anglies dvideginio, mažiau teršiam gamtą, kas visiems svarbu, bet kitas dalykas svarbus yra ir pinigai. Ja, tai Vokietijoje visi žinom, kad visam pasaulyje yra mokesčių už taršą, kurie moka gamyklos didžiosios stambios ir taip toliau, jo skaičiuojama, kiek išmetama CO2 ir pagal tai apskaičiuojamas taršos mokestis. Individualiem namam šiai dienai to nėra, bet Vokietijoje kai kuriuose žemėse, kai kuriuose vietovėse yra skaičiuojami kiek namas išmeta CO2 ir geriems namams yra mažinami mokesčiai. Tai yra skatinama efektyvūs taupūs namai. Ir jau šiai dienai yra ruošiamos direktyvos, ruošiami įstatymai, kad kažkurio metu įsigalios turbūt visoje Europos Sąjungoje ir net mokesčiai už taršą ne tik tai gamyklom, bet ir privatiem žmonėm. Vienas dalykas. Antras dalykas – paskolos kaina. Kai kuriem, vėlgi Lietuvoje to nėra, bet užsienyje, Vokietijoje toj pačioj, kai kurie bankai energiškai efektyviems namams taiko mažesnės maržą mažesnė. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad labai paprasta priežastis, bankai vertina tai, kad jeigu žmogus mažiau leidžia pinigų pastato išlaikymui, jis turi daugiau atliekamų pinigų, jis mažiau rizikingesnis yra. Nes dabar vertinama yra tik tai, kiek tu paskolai procentaliai pinigų išleidi, o ne kiek eksploatacijai išleidi. O tai irgi yra svarbu, kiek eksploatacijai išleidi. Tai aš manau, šitie dalykai laiko klausimas, kada ateis, gal ne po metų, gal ne po 2, bet turbūt tai pamatysim po keletos metų, kad Lietuvoje ir bus mokesčiai už taršą ir turbūt bankai keis politiką truputėlį maržų. Kokie privalumai dar? Ilgiau atitiks būsimus standartus, nes A+ ir A++ klasės standartai yra aukšti ir jau praktiškai jie labai energiškai efektyvūs yra. Tai reiškia, kad jau ir po 5 ir po 10 metų mes nedaug ką pagerinsim. Jeigu mes beveik nesunaudojam energijos, tai mes galim tik tai išvis nesunaudoti energijos. Gerinti jau nebėra daug kur, ar ne? Tai vadinasi, tas standartas, kuris yra dabar, jis išliks daug metų į priekį. Ir jie nepasens, kaip dabar žiūrime į kokių 96 ar ten 2000 metų statybos namą, jis yra visiškai, atrodo, atgyvena. Tai jeigu po 5, po 10 metų jūs norėsit parduoti A klasės namą, jis iš principo atitiks tuometinius standartus ir nebus technologiškai pasenęs. To pasiekoje kainos išliks ar ne, didesnės A klasės ir likvidumas be abejo. Kas rinksis technologiškai pasenus namą, o kas nauja. Dar tokia savoka pasyvūs namai yra dažnai naudojama ir žmonės klausia, tai čia pasyvus namas tas A klasės ar ne? Tai atsakymas gali būti ir taip ir ne. Kaip aš sakau, pasyvaus namas tai yra brandas, tai yra prekinis ženklas Passive House instituto Vokietijoje, kuris turi savo atskirą sertifikavimo sistemą. Ten truputėlį skiriasi nuo mūsų Lietuvoje naudojamos sertifikavimo sistemos, yra kiti rodikliai vertinami, esminis ten kriterijus yra nedaugiau kaip 15 kWh kvadratinių metrui šildyti. Tai reiškia, kad iš principo, jeigu žiūrint, tai lietuviškas A+, A++ klasės namas, jis gali atitikti pasyvaus namo kriterijus.
Tai yra dvi skirtingos sertifikavimo sistemos paprasčiausiai. Tai jeigu žmonės sako, kad, tarkim, būna dažnai statybininkai sako, aš pastačiau pasyvų namą, tai ar pasyvaus standarto namą, tai reikia paklausti, ar jūs jį sertifikavot Vokietijoje, tai atsakymas turbūt bus ne, nes Lietuvoje sertifikuotų namų yra 3 tik tai iš viso per visą Lietuvą pasyvaus namo standartų, tai tikriausiai, kad nebus taip. Tai tos savokos nereikėtų maišyti, pasyvus namas yra šiltas, kokybiškas, bet yra atskira sertifikavimo sistema. Ne, netgi jeigu taip žiūrint, ten jau labai daug technologinių dalykų visokių yra, ar ne? Ir jeigu taip žiūrint, lietuviškai, A+ sertifikavimo sistemai daugiau kriterijų yra vertinama negu pasyvaus namo. Tai toks esminis skirtumas, kad lietuviškoje sertifikavimo sistemoje nėra tokių ribų, kad pasakyta A klasės turi būti šilumos kilovatvalandės šildymui ten nuo to iki tiek, nėra tokį labai ryškiai reglamentuota. Tai priklauso nuo namo dydžio įtakoja. Kuo namas didesnis, tuo turėtų būti mažesnės sąnaudos. Pasyvuojam namui labai aiškiai parašyta, kad yra nedaugiau kaip 15 kWh². Tai yra viena iš esminių sąlygų. Sandarumas taip pat, bet sandarumas yra 0,6, kas buvo seniau Lietuvoje, dabar Lietuvoje biškį sumažino tą reikalavimą, kai 1 padidino, kad jis gali netoks sandarus būti. Dar truputėlį prie tos temos, ar ne, dažnai žmonės mūsų klausia, kadangi mes tikrai daug dirbam su pirkėjais, su klientais, klausia, kaip įvertinti būsto kokybę, kaip man pasakyti, kad ar tai aš kokybišką būstą perku ar nelabai. Tai įvertinti tikrai reikia, nes irgi susidurėm su tokiu dalyku, kad dažnai žmonės perka būstą už 100 000, už kažkiek ir nieko nedaro. Patinka grožis, patinka vieta, perka, nors nepatikrina. Automobilį, kai perkam, vežam į vieną servisą, dažnai nuveža dar ir į kitą pasitikrinti, ar tikrai pirmam servise gerai patikrino, o būstą, kuris kainuoja 2-3 kartus ar 4 kartus brangiau, dažnai praleidžiama. Arba pasikviečia draugą, kuris iš išorės pažiūri, kaip ir gerai. Tai ką aš jums kaip pirkėjams rekomenduočiau daryti ir būtinai atkreipdėmėsi, kai perkat būstą, tai keletą dalykų, ar ne? Tai yra šalčio zonas pasitikrinti. Šalčio zonas pasitikrinti galima su termovizorium, va čia šone mato termovizoriaus nuotrauką, kur yra geltona, tai rodo, kad per tas vietas išeina šiluma, kur yra tamsu, tai rodo, kad nėra šilmos, tai yra neišeina per tas vietas šiluma. Tai matom, šitoj vietoj langai, ir stogo kraigas labai praleidžia šilumą. Ja padaryti galima užsisakyti, kainuoja 200 €, 150 € ir ten specialistai padarys nesudėtingai. Kitas dalykas, kurį tikrai rekomenduočiau, jeigu perkat namą, pasidaryti sandarumo matavimą su tom durim, kur išsiurbia orą arba pripučia oro ir rodo, kaip išeina oras. Medžiagiškumą žiūrėti, įvertinti. Projektinė dokumentacija, ar nėra nukrypta nuo projektinės dokumentacijos, šildymo, vėdinimo sistemą įvertinti, kaip yra atlikta. Tai nėra paprasta žmogui, kuris pirmą kartą perka būstą, šitų dalykų tikrai nesupras, tai reikia kažkokį konsultantą pasisamdyti, kad jis pasižiūrėtų ne tik tai atėjęs į pastatą, bet ir paimtų iš statytojo dokumentus visus, medžiagiškumą, projektinę dokumentaciją ir pasakytų, čia gerai padaryti ar nelabai gerai. Dar keletas skaidrių apie būsto tendencijas ateityje, ką aš norėjau pakalbėti, kur link vystysis technologijos ir kokie būstai statomi bus 5, po 10 metų, tai kokias mes tendencijas matom užsienyje, kokios tendencijos formuojasi, tai vienas iš dalykų tas energinis efektyvumas, jis turbūt tendencija numeris 1, kuri dabar vyksta visur, visoje Europoje, tarpe ir Lietuvoje, tai jį toliau tęsis. Ir manau, tas energinis efektyvumas, tos klasės jos tik aukštės, A+, A++ tos klasės bus. Gal girdėjot savoką aktyvūs namai? Ką reiškia aktyvūs namai? Tai, kad namas ne tik tai naudoja energiją, bet jis jau pats ir pradeda gaminti energiją. Tai šituo pavyzdžiu parodyta saulės baterijos, kurios yra instaliuotos ant stogo ir
gaudo saulės energiją ir ją verčia į elektros. Taip pat yra geoterminė energija, kurią mes, pavyzdžiui, Karaliaučiaus slėnyje naudojame, lygiai taip pat yra tai atsinaujinanti energija, kur iš žemės grunto paimama šiluma. Protingi namai, smart house technologijos, tai yra, kai visi prietaisai, buitiniai prietaisai turės kažkokią internetinę sąsają, seks, kas, pavyzdžiui, šaldytuve baigėsi, kokie produktai paseno, ko trūksta ir netgi aš dabar bendravau su vienais prekybininkais, jie sako, mes norim nemokamai instaliuoti tokius prietaisėlius, kurie seka, kokie produktai yra ir automatiškai gali užsakyti internetiniai parduotuviai, kad atvežtų tą produktą, kuris baigėsi. Baigėsi pienas, šaldytuvas tai atseka, jis automatiškai užsako, jums nereikia nieko daryti, paprasčiausiai jums atveža į namus. Tai tokie dalykai, jie bus kuriami, jie vyksta ir aš manau, šiai dienai dar to nėra, bet kelių metų perspektyvoje ateis ir Lietuva ir pradėsim kaip normalų standartą tai vertinti. Dar vienas dalykas, didėjantis plotas. Kokia Lietuvoje tendencija, manau, turėtų būti, tai kad šiai dienai Lietuvoje yra tikrai labai mažas plotas vienam gyventojui tenkantis kvadratinių metrų, lyginant su Skandinavijos šalim skirtumai yra kažkur 2-3 kartus, Lietuvoje tenka apie 30 kvadratų vienam žmogui, Skandinavijoje, Danijoje, pavyzdžiui, apie 60 kvadratų vienam žmogui, tai tie butai turėtų didėti. Ja. Bet yra kitas dalykas, dažnai žmonės klausia, tai kaip butai didės, jeigu dabar labai populiarūs maži butai? Ne? Klausimas dažnai būna. Tai yra kitos tendencijos pasiekmė, tai yra didėjantis mobilumas ir būstas pagal poreikį. Ne, tai seniau žmonės pirkdavo būstą savo ir dar galvodavo, kad vaikai gyvens, anūkai gyvens ar ne, dabar jau turbūt niekas taip nebegalvojam, kaip perkam būstą, galvojam, kad gyvensim mes patys iki senatvės, bet turbūt ir to nesulauksim, nes visam pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje fiksuojam, kad mes vis dažniau keičiam būstus. Gyvenom pas tėvus, išėjo studentauti, nusipirko kažkokį mažą būstą, kas labai dabar yra populiaru. Ir kodėl Lietuvoje dabar yra populiarūs maži būstai, dėl to, kad yra demografinė tendencija, daug mes turime jaunų žmonių, 25-35 metų tarpas, mes lenkėme turbūt visus Europos miestus, Vilnius lenkia tokių jaunų, procentiškai jaunų, tokio amžiaus grupę. Procentiškai Vilnius renkia beveik visus ne pasaulio, o Europos miestus. Tai yra tokių jaunų. Dėl to mes turim tiek naujų mažų butų, nes jauni žmonės dažnai įsigyja mažesnius būstus, sukuria šeimas, atsiranda vaikai, keliasi į didesnius būstus, ateina senatvė, vaikai iškeliauja kitur ir tada mes jau keliamės atgal į mažesnį būstą iš to didelio. Tai tiek iš manęs, aš tikiu, kad